Sveiki, esu Laima Barbora, 7 metai piešiu ir mokau piešti fraktalus. Esu sertifikuota mokinė Tanziliaus Polujaktovos, autorės fraktalinio piešimo metodo. Ieškodama atsakymą į klausimus, kaip išmokti valdyti savo emocijas, kaip atpažinti prigimtinį talentą, o paskui jį vystyti, kaip optimaliai panaudoti esantį potencialą, kaip pajausti savirealizacijos džiaugsmą, kad gyvenimas būtų prasmingas, Tanzilė Polujaktova beveik prieš 30 metų sukūrė kiekvienam lengvai įvaldomą piešimo būdą. Žodis fraktus iš lotynų kalbos išvertus reiškia suskaidytasi dalis ir čia net pati mažiausia dalelė neša informaciją apie visumą. Fraktalinis piešimo metodas yra piešimo terapijos būdas, padedantis pažinti save, koreguoti tai, kas mums nepatinka, fizinėme, emocinėme, dvasinėme lygmenyje arba prisikviesti į savo gyvenimą tuos įvykius ir situacijas, kurias norėtumėm turėti. Metodas unikalus tuo, kad jį gali naudoti kiekvienas, nepriklausomai nuo autoriaus amžiaus, profesinės veiklos. Jis tinka mokantiems piešti ir tiems, kurie galvoja, kad piešti nemoka. Jis prieinamas kiekvienam. Fraktalinio piešimo metodo pagalba mes galim nusiimti įvairias įtampas, depresinės būsenas, atsipalaiduoti, medituoti, atskleisti savo kūrybinį potencialą, kurti harmoningus santykius, pritraukti materialinės gėrybės į savo gyvenimą, vystytis dvasiškai. Norint pradėti piešti, jums reikės A4 formato balto popieriaus lapo, vieno juodai rašančio rašiklio ir bent 36 spalvotų pieštukų. Baltą spalvą išimkite, ji nenaudojama. Ištisinę nenutrūkstamą liniją piešiame 1 minutę užmerktomis akimis. Liniją piešiam netitraukdami rankos nuo lapo. Susidariusias erdves gardeles, parodysiu jums, erdves gardeles, spalviname spalvas traukdami taip pat užmerktomis akimis. Jums turėtų gautis maždaug toks piešinys. Iš pirmo žvilgsnio jis gali pasirodyti paprastas, ir galbūt net šiek tiek primityvus. Tačiau jame be galo daug informacijos apie autorių. Linijos, piešinio padėtis lape, formos, fonas, spalvos, spalvų deriniai, spalvinimo intensyvumas, herojai atsiradę piešinyje, visa tai svarbi informacija piešinio iššifravimui. Tai buvo pirmasis jums parodytas diagnostinis piešinys. Toliau mes pereiname prie korekcijos. Tam reikia nupiešti 21 fraktalo ciklą per nustatytą laiką ir būtina griežtai laikytis metodo technologijos. Norėčiau jums pademonstruoti keletą skirtingų autorių darbų. Beje, šitas darbas yra materialiniai gerovai prisitraukti, santykių fraktalas, vaikų fraktalai, 5 metų berniuko, septynių metų mergaitės, žmonių nematančių šio pasaulio taip, kaip įprastai matome mes. Dar keletą darbų. Kūrybiniai darbai.
Su kiekvienu piešiniu darbai tampa įdomesniais, įvairesniais, labiau harmoningais, visa tai atspindi autoriaus vystymosi progresą. Norintis daugiau sužinoti apie fraktalinį piešimo metodą, norintis išmokti šio metodo, kviečiu apsilankyti Facebook'e bei internetinėme puslapyje. Čia yra talpinami įvairių autorių darbai, o taip pat skelbiama informacija apie numatomus webinarus ar seminarus. Iki susitikimo.